Sveiki, su jumis ir vėl Vytautas ir šiandien aš jums parodysiu, kaip reikia susikurti savo nemokamą elektroninį paštą Gmail'ą šiuo atveju. Norint susikurti Gmail pašto dėžutę, tai reikia užsiregistruoti gmail.com tinklapyje. Taigi, važiuojam, atsidarom Google'ą, įsivedam Gmail. Taip, mail.google.com. Einam į šį puslapį, spaudžiame Create an account. Ir viskas labai paprasta, tai reikia užpildyti visus šiuos laukelius. Taigi, pirmas laukelis – vardas. Tebūnie tai bus testinis akauntas, vedama Jonas, pavardė Jonaitis. Dabar reikia susikurti savo vartotojo vardą. Prieš jį kurdami gerai pagalvokite, kam jūs naudosite savo Google pašto paskyrą. Jeigu savo elektroninį paštą naudosite oficialiems tikslams, tada pageidautina, kad susikurtumėte kažką panašaus į Jonas Jonaitis gmail.com. Pabandome Jonas Jonaitis. Gavome pranešimą raudonom raidėm, kad šis vardas yra jau užimtas. Bandome pagudrauti ir darašyti 1, 2, 3. Ir šis vardas yra užimtas. Bandome 3, 2, 1. Ir šis vardas yra užimtas. Na gerai, tada bandome Jonas 666. Kadangi ir šis vardas yra užimtas, Google mums siūlo keletą laisvų vardų. Tai tiesiog pasirenku pirmą pasitaikiusi Jonas J 447. Puikus vardas. Galima pakeisti į 2014, tarkim, kad geriau atrodytų. Sekantis laukas – slaptažodis. Patariu slaptažodį užsirašyti iš karto, jeigu ypač tai yra pirmas jūsų elektroninis paštas, būtinai jį kur nors užsirašykite. Ir padarykite tai prieš suvesdami slaptažodį į slaptažodžio laukelį. Vedame slaptažodį. Sekantis laukelis – gimimo data. Mėnesis ir metai. Lytis. Jūsų telefono numeris. Jeigu turite lietuvišką telefono numerį, būtinai pasirinkite, spaudžiame L, Lietuva ir suveskite savo telefono numerį. Jeigu turite labai artimo žmogaus elektroninį paštą, jį galite įvesti čia. Tuo atveju, jeigu pamirštumėte savo slaptažodį, instrukcijos, kaip pasikeisti savo slaptažodį, bus nusiųstos į šitą paštą. Kadangi mes nieko neturime, tai niekur nevedame. Čia mums siūloma, kad mūsų startinis tinklapis būtų Google, paliekame. Dabar reikia suvesti šį kodą į šį laukelį. Taigi vedame 25233333406. Pasirenkame vietą, kur gyvename, Lietuva, ir sutinkame su Google sąlygomis. Spaudžiame Next Step. Dabar čia galime įsidėti savo nuotrauką, tai galime padaryti vėliau. Kitas žingsnis. Ir viskas. Dabar belieka užsirašyti savo elektroninio pašto adresą, užsirašyti slaptažodį ir padėti viskas saugiai į seifą. Štai taip atrodo Gmail elektroninis paštas prisijungus pirmą kartą. Tikiuosi, kad ši pamoka buvo naudinga ir iki pasimatymo kitą kartą.